Sveiki, Unboxing LT, tęsiam toliau apsipirkimą Suvalkuose, Kauflande ir Lidle. Nežinau, galbūt čia bus padalintas šitas video, gal aš viską sudėsiu į vieną video, bet važiuojam toliau, ką mes pirkom. Duonos, duonos gamybai tai yra, turim duonkepę, tai va, duonkepę nupirkome miltų, 2 kepalai duonos išeina kaina, matot, gal ir apsimoka, gal ir ne, neaišku. Somat skalbimo tabletės, indaploviai, 100 vienetų, paketas, gigapakas, kaina, matot, man rodos, kad apsimoka. Na, finish druska, čia pas mus jinai keliauja irgi į indų skalbimo mašiną, šitas daiktas, nežinau, ar apsimoka, gal ir apsimoka, o dabar pasižiūrėkite, va čia somatas, varvės tiktelės, o dabar pradėsime nuo visokių skanių dalykų rodyt. Ką mes turime? Koldūnai. Rankų darbo šiandieną nufilmuosiu šitą video ir eisiu šiandieną juos valgyti. Va, koldūnai, kainelė, matot, jie yra neužšaldyti, jie yra padaryti ranko su sūriu. Tarp kitko, tiesiog. Skanu, manau, bus. Mėsytė. Pikok kompanijos mėsytė. Va. Skonis ir kvapas. Kainytė irgi matosi. Kita mėsytė. Kindziukas. Va. Irgi matot, dabar greičiau viską darysiu. Nu, čia kitokia mėsytė su riešutukais. Irgi firmos Pikok, va. Su kokiais riešutukais, matot? Taip, toliau, dar viena mėsytė, kaip aš nežinau, mėsos fabriką gal nupirkom, neįsivaizduoju. Sūris, susifokusavo kamerą, tuoj nuleisiu, palaukit ją žemyn, kad geriau matytųsi. Sūris, čia sūris, va toks va sūris, irgi, skanukas. Lašiša, ją mes druskite pabarstysim, užmarinuosim, bus tikrai labai skanus dalykas. Dar vienas sūris, dabar pradėjau, žiūriu, mėsa baigėsi, prasidėjo sūriai. Toks supjaustytas. Irgi sūris, tepamasis sūris, vaikui, su kars. Nežinau, vaikai mėgsta mašinytės. Kelbaska, saliamis, pjaustytas, taip pat lenkiškas saliamis. Dar viena mėsytė, man rodos jau šitą mėsytę kaip ir rodžiau, tiek to, jeigu rodžiau, tai dar kartą pasižiūrėjot. Dar mėsytės, kokia mėsytė, skani, žinokit, valgysiu aš čia, nežinau, šokoladukas, kainas matot šokoladuko. O jau kažkaip tai jisai ne tai kažkokia vaflis, šokoladinis vaflis. Rikota sūris. Pas mus Lietuvoje jisai gan brangus, čia kainą matot kokie yra, gal irgi brangiai, nežinau. Dar vienas sūris vaikui su princesėmis. Pas mane mergaitė, tai turi būti viskas su princesėmis. Čia turim kažkokį tai gėrimą. Su šiaudeliu, irgi vaikui, viskas vaikui, kaina irgi matot. Toliau, tvarok, varškėtė pamoji, pusryčiams ant sumuštinių. Manau, labai skanus daiktas prezidentas. Dešrelės berlinkis su sūriu. Berlinkas, žinau, galima pas mus nusipirkti ir parduotuvėje, tai galite plėsite dabar palyginti kainas. Ar verta pirkti, ar neverta? Goudo sūris be laktozės ir be konservantų. Su pasternakais. Supjaustytas. Kaina irgi matos. 1% jogurtinis gėrimas iš Kauflando. Geriasi kaip kefyras. Pakankamai skanus, tikrai skanus. Brie sūris. Kainytė irgi matot. Ar verta Lenkijoje pirkti, ar neverta, matot, tikrai matot.
Toliau dešrytės va tokios va, gražios. O skonis koks, nu tikrai mėsos ir varškė, ir sūrių prisipirkom labai daug. Toliau silkutė, va, irgi kaina pažiūrės viskas matosi. Jau nebetelpa net ant stalo. Danonki jogurtukai. 4 vaikas labai mėgsta, reikia pirkti, jeigu vaikai mėgsta, reikia pirkti, būtinai. Čia žinot kas, kokia čia sriuba, šitą daiktą įdedat į mikrobanginę, mikrobanginiai per 5 minutės pašyla ir turite kuo skaniausią sriubą. Aišku, aš nelabai mėgstu iš mikrobanginio maisto, bet man šitas dalykas labai patiko, labai skanu ir labai, nu, man patiko. Kreminė su burokais. Skanu, tikrai skanu ir tikrai verta, jeigu nuvažiuosite į Lidlą, aš Lidlę pirkau, jeigu jūs į Lidlą būtinai nusipirkit, paragaukit nors vieną. Nežinau, man jisai nebuvo labai brangus. Nu ką, varškė, tiesiog varškė, kainą matot. Aš perku liesą varškę, valgau liesą varškę, nemėgstu riebių produktų. Kainą matot. Dar vaikui kažkoks tai gėrimėlis. Nežinau, su jogurtinės, su braškėmis, kainytė irgi pažiūrės matosi. Dar vienas dešrelės, irgi kaina matoma, Pikok. Mes mėgstam būtent Pikok kompanijos produktus, kurios labai gera, nu, mano skoniui labai gera, labai patinka. Labai patinka, patinka šitą dešrelę. Na ir kefyras, nu, tipo kefyras, 4,3 procentų. Negėriau dar, būtinai paragausiu, sužinosime, ar čia skanu, ar verta gerti ir pirkti, ar neverta. Nu ir viskas, čia yra grūdėta varškė. Irgi galite pamatyti, yra 3 procentų, visiškai neriebių, kaip sakau, nemėgstu riebių produktų, tai va turiu neriebius produktus. Tai varškė irgi, va, kaip pasakyti, kainą matot. Matau, kad aš dar turiu daug ką rodyti, nu nedaug rodyti, bet po to dar kalbėsiu ir apie kainas ir taip toliau. Tai aš šitą video irgi baigiu ir dar darysiu, reiškia, 4 dalį, kad jums nebūtų nuobodu žiūrėti. Nu ką, laukit 4 dalies.